Šiandien svečiuojamės pas jaunosios kartos atlikėją Gabrielą Ždanovičiūtę. Merginai vos 21, o jos mamai jau teko iškraustyti visą indaują, kad jie tilptų daugybę dukros apdovanojimų. Dar vieną virtualų medalį mes skirsime už atliekų kultūros puoselėjimą virtuvėje. Gabriela mėgsta gaminti, o dažniausiai jos veikla virtuvėje tarsi džiazo improvizacija. Skirtumas tas, kad ji tai daro iš maisto likučių. Labas rytas visiems, aš esu Gabriela Ždanovičiūtė. Šiandien jūs esat mano virtuvėlėje ir darysiu jums, kaip sakant, savo mėgstamiausią patiekalą turbūt. Tai yra makaronai. Tai darysim šiandien su daržovėm. Kažką tai padarysim. Gabrielos makaronai vadinsis. Taigi, Gabrielos makaronams pasigaminti jums reikės pakelio makaronų arba jų likučių, vienos paprikos, kelių pomidorų, pusės cukinijos, kelių šampinjonų, prieskonių, druskos ir pipirų pagal skonį. Tai pradedam. Darbo daug tikrai nebus. Pirmiausia, Gabriela imasi pjaustyti paskutinius 3 likusius iš šiltnamio pomidorus. Galima ir į tokius mažiukus, galima ir į stambesnius kubelius, kaip sakant, vis tiek troškinsim, nėra taip labai svarbu. Vėliau Gabriela imsis paprikos. Pabuvo jinai pas mane šaldytuvėje, tai galvoju, troškinimui visada, man atrodo, tiks. Kaip tokiam patiekalui tiks ir dar viena daržovė, tiksliau jos likutis. Turiu aš prie savęs čia cukinį. Dalis buvo panaudota ten kažkam, nepamenu. Tai liko ir įdėsim irgi troškinimui, nes, paprasta ir sveika. Pomidorai jau susmulkinti, paprika išvalyta, o jos sėklos, kaip ir visos daržovių atliekos, kurios susidarys po maisto gamybos, atiteks kam? Pas mus čia yra viščiukai, kaimynų, tai einam ir duodam jiems šitas atliekas, kaip sakant. Ir, pavyzdžiui, tai nežinau, valgom ten kažkokį žuvį, ne? Irgi, žodžiu, ten neišmetam viską, o tiesiog paimam, sudedam ir galvat kačiukam paduodam, nes kaimynai nelabai mėgsta maitinti juos, mes maitinam ir aš padedu mamai. Nėra labai linksma apie tai kalbėti, kad kiti mūsų mažieji draugai kažkur tai bando surasti valgį savo. Padedam ir šuniukam, padedam ir kačiukam, nes pas mus čia būna kartais kai kurie ir atveža ir mums palieka. Katinų ir šunų išties tiek, kad pradės skaičiuoti pasimetėm. Bet gyvūnai jaučia gerus žmonės, o jeigu jie įspėjama tinkamai pasirūpinti, kodėlgi neužauginus didesnio jų būrio neįprasta. Taigi, maisto atliekų Gabrielos šeimoje natūraliai nelieka. O ar ji žino, kad jau nuo kitų metų visi Lietuvos gyventojai turės galimybę rūšiuoti maisto atliekas? Kažkaip tai apie maisto atliekas negirdėjau šitą dalyką, bet, kai kurie žmonės būna, kad jau savaime tai daro, ne? Taip. Ypač tie, kurie gyvena individualiuose namuose ir kompostuoja tokias atliekas, kurios vėliau virsta gera trąša dirbai. O jeigu to anksčiau nedarėte, nuo kitų metų galėsite maisto atliekas pradėti rūšiuoti taip kaip plastiką, stiklą ar popierių. Tiesa, kiekvienoje savivaldybėje maisto rūšiavimo tvarka šiek tiek skirsis. Pasidomėkite savo regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje apie tai, kaip vyks maisto atliekų rūšiavimas ir surinkimas jūsų krašte. Gabriela tęsia gamybą toliau. Štai šampinjonus mergina mėgsta ir išvalyti ir nulupti kepurėles. O mes norime pasakyti, kad jei neturite tokių grybų, nebėkite į parduotuvę jų pirkti. Tiesiog nedėkite jų arba dėkite kokį kitą produktą, kurį rasite šaldytuve ir kuris jūsų manimų tiks šiam patiekalui. Juk mūsų ši rubrika apie tai, kad nešvaistytumėte nei pinigų, nei maisto, o protingai viską sunaudotumėte. Gabriela užkeičia vandenį, kuriame netrukus virs makaronai. Aš jums pasakysiu tokį dalyką, kad šitie makaronai yra atvežti iš Italijos. Itališki makaronai tai ne koks italo tapytojo paveikslas. Palikai spintutėje ir žių galiojimas besibaigęs. Taigi reikia suvartoti. O dabar kaip tik puikiai proga. Kol makaronai verda, Gabriela pradeda paeiliui įdėti supjaustytas daržoves. Ar dar kažko joms trūksta? Pavyzdžiui, aš galiu įdėti grietinės čia, ne? Pavyzdžiui. Bet šiandien aš kažkaip tai galvoju, gal geriau labai sveikai padaryti. Liko paskutinis darbas. Pjaustom šampinjonus. Irgi nelabai svarbu, kaip čia pjausti, bet svarbiausia, kad skanu būtų, ne? Ir bus skanu. Šampinjonai jau keptuvėje dar šiek tiek pasitroškins. Gabriela pagardina juos druska, pipirais ir mėgiamais kario prieskoniais. Makaronai išvirė, daržovės išsitroškino, Gabriela gražiai pateikė juos lėkštėje. Linkiu jums daryti iš to, kas liko jūsų šaldytuve. Tai ir prašau, skanaus jums.
Na, o kol jūs varstote šaldytuvą ir mastote, ką čia sugalvoti pasigaminti pusryčiams, Gabriela maisto likučius neša kaimynų vištoms. Gerus darbus galime daryti nuolat, ar ne taip, mėly žiūrovai?